Išėjau grybauti, radau baravyką, negaliu išrauti. Radau baravyką, negaliu išrauti. Reiškia, grybavimui laikas baigėsi. O dabar pradėsime dirbti. Tai ką, mielieji, Lietuvos tūkstantmečio vaikų 3 sezonas ir iš karto nieko nelaukdamas tiesiai iš miškelio keliauju į Ąžuolyno mokyklą pas gudriąją šeštokę Giedrę. Gera vėl pradėti dirbti. Giedrė iš Žemųjų Panerių Vilniuje. Man patinka skaityti ir daryti rankdarbius visokius. Kalbinam Giedrės auklėtoją bei anglų kalbos mokytoją. So, what can you tell us about Giedrė? Oh, Giedrė is an excellent student, so she learns very well. Gal mokytoja vis dėlto lietuviškai, kokia ji? Tai yra stropi, labai gerai besimokanti mokinė. Giedrė išsiskiria iš kitų, nes jinai yra turbūt pati protingiausia blondinė pasaulyje. Gerai mokosi, visą laiką energinga, visą laiką būna ten, kur jai reikia būti. Pakalbėkime apie rankdarbius. Ką darai, kiek laiko darai ir kodėl pradėjai? Darau šiaip visokius rankdarbius tikrai. Ir dekupažą, ir siuvinėju, ir veriu iš karoliukų, ir su popierium, origami darau. Žodžiu, visko po truputį. Kiti sako, kad taip neišeina spėti, bet aš suspėju. Pasako, kokia tavo mėgstamiausia pamoka? Kodėl? Labiausiai mėgstu gamtą ir žmogų, todėl kad viską moku ir nereikia mokytis. Kažkaip gyvūnais domiuosi nuo mažens. Žinai, aš irgi mėgstu gamtą ir žmogų, bet kokia tavo mėgstamiausia pamoka? Gamta ir žmogų. Čia yra tokia pamoka? Taip. Jinai gerai mokosi ir jinai laimi. Tai nepabijokime, jinai yra gudriausia jūsų klasėje. Be abejonės. Ir jinai yra pirmūnė. Galima sakyti, taip, jinai turi 1 devintuką. 1 devintuką iš jūsų dalykų. Taip. Pagavau. Knygos skaitai? Skaitau. Ir daug skaitau. Ką skaitai? Viską. Fantastika daugiausia. Bet šiaip skaitau viską. Tai, vat, kuom norėtum būti ateity? Gal veterinarė, galbūt mokytoja, dar neapsisprendžiu. Kaip galvoji, kaip tau seksis mūsų konkurse? Nežinau, tikiuosi bent jau pereiti pirmą etapą. O toliau, kaip bus, tai bus. Giedrė, aš ir visi klasiokai tikim, kad tau pavyks. linkiu, kad nepasimestum per filmavimą ir sėkmės. Mes už Giedrę! Giedrė, mes visi tave labai palaikom ir esam įsitikinę 100%, kad tu būsi pirma. Thank you. Taigi šauniai pasikalbėjome su šaunia šeštokė Giedrė, o dabar man reikėtų man dabar važiuoti į Trakus, man reikia važiuoti pas gudriąją šeštokę Klaudiją. Esu Klaudija Svečiulytė, esu iš Trakų, mokusi Trakų Vytauto didžiojo gimnazijoje. Kalbinam Klaudijos auklėtoją, mokytoją Ernestą. Nagi mokytoja, kokia yra Klaudija? Klaudiją galėčiau apibūdinti keliais žodžiais, į kurios turbūt sutilptų viskas. Tai yra kūrybiška siela, tolerantiškumas, na ir gabumai. Ir aišku, visi kiti ūmai, kurie yra geri ūmai.
Laisvalaikiu mėgstu groti. Šiuo metu esu 7 klasėje, groju su smuiku. Dar mėgstu fotografuoti ir labai mėgstu dainuoti. O dabar pakalbinkime Klaudijos drauges. Klaudija yra labai gera draugė, miela, draugiška, labai gražiai dainuoja. Gražiai dainuoja, ką dainuoja? Viską. Viską labai gražiai dainuoja. Jinai viską gal gerai daro. Taip, viską. Jinai nuostabi. Prieš 2 metus pradėjau dainuoti, visai pradėjo patikti, tai lankau privačias pamokas, šiaip mokykloje dar dainuoju, chore ir panašiai. Kuo jinai skiriasi iš kitų savo, sakykime, klasės vaikų? Na, gal tokiu vidiniu sutelktumu, ramumu, į viską labai moka susikoncentruoti, susitelkti ir jeigu kažką atlieka, tai atlieka viską, na, labai rimtai ir užtikrintai. Jis skiriasi grožiu. Jis gražiausia mokykla, neskaitant mokytojų. Ji yra Klaudija, yra nuostabi. Jinai tuom ir skiriasi, kad jinai yra Klaudija. Klaudija, taip mažai tokių Klaudijų yra. Vienintelė iš Klaudijų tokia. Vienintelė iš Klaudijų tokia. Mėgstamiausia pamoka? Galbūt anglų kalba. Šiaip anglų, lietuvių ir prancūzų. Man labiausiai sekasi kalbos, todėl man jos labiausiai ir patinka. Nemėgstamiausia? Matematika labai nemėgstu. Nesiseka ir aš nemėgstu. Kodėl? Nežinau, pas mus šeimoje nieks nemoka matematikos ir todėl. Tai tu toks prie meno. Jo, daugiau prie mano. Ateitis. Ateitis. Galbūt ateityje užaugusi norėčiau, ką nors siekti su politika ir pakeisti Lietuvą ir nenorėčiau, kad užaugusi, kai aš užaugsiu, ji liktų tokia pati, kokia dabar yra. Na, aš jį palinkėčiau nesijaudinti pirmiausia, nes jaudulys dažniausiai užblokuoja mąstymą ir tiesiog susitelkti ties klausimais ir susikoncentruoti taip, kaip ji elgėsi per pamokas. Mes už tave. Draugės amžinai, draugės amžinai, nesvarbu, kad tu sakai, nes draugės amžinai.